Nu, Taip, dar noriu papasakoti vieną problemą. Turiu gal 15 metų. Labai vargau su dešiniu šonu. Čia po šonkauliu. Toks skausmas užeidavo, kad, patikėkit, atrodo, vieną kartą, kad pavalgius skauda, kitą kartą nevalgius skauda, trečią kartą jau nebežinau, nuo ko skauda. Ėjau pas daktarus. Vienu žodžiu, visi pavargo nuo manęs, aš nuo jų. Ir tada man pasiūlė įsitirt kasą ir latakus tulžies. Vienu žodžiu, Kaune papuoliau, guliau ligoninėj, tyrė mane ten, labai skausmingos tos procedūros, vienu žodžiu, nieko nerado ir galų gale konsiliumas sušaukė ir sako, mes tave paleidžiam namo. Sakau, tai kaip aš toliau gyvensiu. Vienu žodžiu, čia nieks neaišku. Aš susispyriau ir vienu žodžiu, tada jie dar kartą susišaukė visus. Ir tada padarė išvadą, kad man čia ko gero tulžis kalta. Ir man pasiūlė operuotis. Bet aš nesutikau Kaune, tai sako, tokią operaciją gali ir druskininkai padaryti. Ir aš grįžau į Druskininkus, man tie skausmai vėl prasidėjo, mane vargino labai, nuėjau pas daktarą, pasitarėm, ir vienu žodžiu, priėjo išvados, kad tikrai reikia pasišalinti tulžį. Pašalinau tulžį ir tie skausmai kaip buvo, taip ir liko. Ir buvo jie iki praeitų metų. Jie užeina ir praeina. Bet kai skauda tau, pavyzdžiui, savaitę, tu vaikštai su tuo skausmu. Jis nėra toks rėkiantis, bet, skauda, nemalonu, maudžia ten. Vienu žodžiu, išvargsti ir tiesiog nežinai, ką galvoti. Aš prisigalvodavau visko ir daktarams sakydavau, gal čia man kažkas tai yra tokio rimto, gal kepenys, gal inkstai, gal tulžis, gal kurios jau nebuvo, gal tuose latakuose dar kažkas. Ir vienu žodžiu, kada atsirado šitie produktai, pradėjau naudot ir, gal po kokių 8 mėnesių. Aš jaučiu, kad sustabdysiu biškį. Aš jaučiu, kad man gerėja. Ir dabar man jau nebepasikartoja tas skausmas. Kur jisai nuėjo, aš nežinau, bet jo nėra. Va, tai kaip gali būti taip, be jokių vaistų, aš nieko negeriu. Aš vaistų dabar nenaudoju visiškai. Tai dar ką nors gerėti, tuos 3 produktus pagrindinius taip, o ką dar? Pagrindinius šituos dar geriau Fleximax savo įjungus ir Matchamen. Matchamen tai yra hormonams. Jo, mano dar skydliaukė negera, jinai yra nykstanti ir aš naudoju tiroksiną. Tai vat paskutiniu metu lyg gerėja tie mano tyrimai, bet dar naudoju tą tiroksiną. Tai va. O dar sakai, kad apie skrandį, kad apie giminę. Aš, skaityk, kiek save atsimenu, tai esu skrandininkė, nes mūsų iš mamytės pusės visi jos artimiausi išėjo skrandžio vėžiu ir jinai. Ir man visą skaityt gyvenimą, aš turėjau tą problemą, turėjau ir erozijas, turėjau ir žaizdą, ir tą refliuksą, ir uždegimus, vienu žodžiu, tyrimus darius, tai nežinau kiek kartų. Maistą bile kokio niekada nesuvalgydavau, turėjau labai žiūrėti, nes rūkyta ten, kepta ten, ne tokį, kokį reikia skrandininkam ir iš karto negerai. Tai va, o dabar aš viską valgau ir man neskauda jo.
Aš pamiršau, ką tai reiškia. O tikrai mūsų, sakau, giminės liga. Tai va, Onute, pasakykit, prašau, kiek laiko naudojat produktus? 2 metai jau. Jau metus laiko naudojat, jo? O pirmieji pasitaisymai, po kiek laiko pradėjot jūs bet ką, kas pasitaisė? Tai pirmiausia, tai refliuksas sakau, maždaug po 1,5 mėnesio refliuksas, paskui susitvarkė kraujo spaudimas, tada labai sunkiai tvarkėsi galva, bet susitvarkė, tada šonas susitvarkė, kurį labai skaudėjo, nes galva irgi tikrai tai reikia pajusti, tam būdavo taip kaip žaibas koks, su tokiu karščiu. Tai net ir baisu, pačiai baisu, atrodo, kad nu jau ko gero viskas. Bet viską išgyvenau, nepasidaviau jokiom injekcijom ir va dabar gyvenau. Valio, ačiū labai dar sykį, ačiū. Čia buvo antra serija, aš paskui papasakosiu, kai grįšiu.